Sveiki visi, taigi nusprendžiau papasakoti istoriją iš savo gyvenimo, kai buvau dar jaunas ir viskas man buvo pochui. Ši istorija bus apie tai, kaip aš nuo 16 metų jau išvis negeriu nei lašo jokios degtinės ir negaliu ją net pažiūrėti. O viskas buvo taip. Na, mano draugas, tuo metu buvo geriausias draugas ir yra dabar geriausias, buvo jam labai sunkus etapas. Jisai išsiskyrė su mergina, jam buvo blogai ir panašiai, ir jisai man pasiūlė išgerti alkoholio. Na, kaip tik buvo mano mamos gimtadienis, žodžiu, ir šaldytuve buvo litrinė Sobieski, raudonos dar Sobieski. Tai aš tą degtinę pasiėmiau, pasiūlė jam išgerti kartu, žodžiu. Ir aš jam pasakiau, sakau, pasiimk tu zakuskės, tipo. Jisai sako, paimsiu to zakuskės, viskas bus tvarkoj. Žodžiu, mes susitarėm susitikti ten vienoje vietoje, žodžiu, susitinkam, aš atsinešiau tą litrinę, viską. O jisai, žodžiu, atsineša zakuskės, karočią, batoną riekia. Sakau, tai kaip tave suprast, kaip čia atsineši batoną? Sako, ble, sako, tėvas į mane žiūrėjo kažkaip naglai, sako, negalėjau, bijojau, sako, ble. Sakau, pizdu, sako, išgersim. Žodžiu, pasiėmėm tą litrinę. Jisai paėmė iš karto pusę bonkės, susivertė į kalę, karočią, su pusę batono užkando. Galvoju, ble, pizdus. Ir aš taip lygiai taip pat įvarėm ir iš pradžių nieko nesijaučia, nes gal kokį kilometrą, tai pasako, einam pažaisim krepšinį. Žodžiu, nuėjom kokį gal kilometrą iki Kašės ir kaip davė į galvą, pizdauskas kažkoks buvo, žodžiu. Einam ir tas, karočią, būdavo, ten buvo statybos McDonald's ir, žodžiu, buvo pamatėlis mažas. Tas įkrito į tą pamatą ir rėkia, Riemka, prašau, padėk, ištrauk, ble. Aš, karočią, ištraukiu, viskas tvarkoja, einam toliau, žodžiu. Priėjom prie kažkokios moters, ta, karočią, šuniuką vedžioja. Tas priėjo prie tos moters ir sako, panelė, sako, gal jums patinka oralinis? Ta panelė sako, kartais ir patinka. Aš sakau, o patinka analinis? Ta sako, visko būna. Mano draugas ta sako, o propaguojat grupinį? Ta sako, propaguoju, karočią, pradėjom, pabėgom, karočią, slempo, žodžiu. Nuvarėm pas tokį draugą, žodžiu. Ten mūsų, aišku, girtų nieks neįleido, ir, žodžiu, važiavom atgal namo. Įsėdom į troleibusą. Važiuojam troleibus, jau mums laikas išlipt, žodžiu. Aš jau pilną burną laikau, jau privėmęs, sakau, blėt, o draugelis mane kalbina, blėt, varysim ten, nahui. O aš jau pilną burną, sakau, pildė, sakau, nedaryk. Ir, karočią, taip atsidaro šleikos duris, karočią, o ten toks stovi, karočią, su kostiumu, viską, karočią, senis, blėt, aš ant jo raudoną. Driežą, nahui, senis, jop, tuvai, mati, blėt, pizdės, draugelis mano, nepykit, sako, jis girtas, blėt. Pizdu, žodžiu, šiaip ne taip parsivilkam į rajoną. Ir, karočią, man jau viskas, aš gatavas, nebepaeinu, draugas irgi. Tai gerai, kad kieme mūsų draugai buvo. Ir sako, tipo, davai, mes nunešim, tipo, Justą namo, paskui tave. Žodžiu, nunešė tą mano draugelį namo, o paskui, karočią, nešė mane namo. Žodžiu, bet aš jau nebesimenu, kaip viskas buvo. Atsimenu tik ryte, karočią, miegu, atsikeliu. Taip, 5 ryto buvo, atsikeliu, taip, dedulo, blėt, visur privemtas, čia, blėt, siena, visur. Karočią, gal ką daryt, dar visas girtas, blėt, svaigsta galva, 5 ryto. Gal ką daryt, karočią, mama pamatys užmuš, blėt, 16 metų. Vis greit viską paėmiau, į skalbenkę, išplovau viską, išvaliau, karočią. Sėdžiu savo siodar, davolines, pachmėlingas visas. Mama 9 ryto ateina, iš manęs, žvengia, žinai. Sakau, ko čia žvengia iš manęs, žinai. Sako, žinau, kad visas gatavas grįžai kaip tapkė. Sakau, o tai iš kur tu žinai? Sako, kad tavo draugai įvedė, tai sako, negirdėjau, nes labai tyliai, bet sako, naktį aš jautriai miegu, sako, mama, ir girdžiu kažkas ten, springsta, ar kas ten daro, sako, galvoju, kas ten daro, atbėgau pas tai kambarį, o sako, tavo draugai ant nugaros paguldėva taiva, ir tu gatava, sako, guli ir vemi, ir springsti, karočią, eik, naktį. Nuo to karto daugiau degtinės nelašos ir patarčiau jums nepadauginti taip pat. Ate.